Labas, tai matytas. Gyvensime čia. عشق من تو همونی که اگه با من بمونی تو میتونی منو به آرزوم برسونی ای قربونه خندیدنت قربونه رقصیدنت نه مثل تو پیدا نمیشه نه 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 به خدا نمیشه Sveiki, aš esu Aistė Norkutė, Harmoningos asmenybės instituto atstovė. Vardas yra Eldar. Studijuoju, dirbu. Esu Eldar Šabanovič, studijuoju VGTU. Aleksandras Šabanovič, esu Eldar brolis, mokausi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Aš esu Albertas Rajackas, studijuoju Kauno technologijos universitete. Labą dieną, aš Raimundas Rajackas. Dirbu UAB to projektuose. Pilstau gyvą alų įsinešimą. Mano vardas Kęstutis Rajackas. Esu jų abiejų brolis. Šiuo metu mokausi, kaip baigiau pirmą magistratūros kursą. Esu Vilius, jų trijų pusbrolis, abiturientas. Erdestas, ne Rajackas, nesusijęs su Rajackais. Tai va gyvenime su teisininku. O aš esu Marija Miškovič. Студиюю ВГТУ, апликос обсягос инженерия. Меня зовут Воронин Жмедин, учусь и живу в Крыму. Имею кандидат мастера спорта по вольной борьбе и закончил спортивную школу. Esu Revilis Vilčinskis, mokusi Žirmūnų gimnazijoje. Esu Gulnara, dirbu medicinos studijos laborantė. Esu Nėra, Gulnara sesė, studijuoja VGTU. Esu Dalidašas ir Esu Renata, studijuoju Vilniaus kolegijoje ir Vilniaus universitete. Меня зовут Настя, я с Висагиница, учусь на банковской деле. Mano vardas Elvinas ir aš irgi pirmą kartą čia dalyvauju. Mano vardas Marat. Mūsų institutas organizuoja mąstymo pokyčių programas. Mes vystome lyderių verslus ir pačių lyderių asmenybės. Ir kartu pradėjome projektus susijusius su jaunimo pasaulėžiūros plėtimu, su jaunimo potencialo atskleidimu. O mano veikla yra susijusi su tuo, kad aš organizuoju renginius, renku žmonės į projektus skirtingus. Dabar gal prieš metus ar 2 metus man pasidarė įdomu jaunimo vystymas. Tai šalia tiesioginės savo veiklos aš pradėjau vesti tai, ką sukaupiau per 5 metus, perduodu jaunimui dabar. Tai buvo praktika, kuri vadinasi gyvenimo lyderio mentalitetas ir buvo skirta supažindinti jaunimą su esminiais momentais, kaip vystyti save, kas tai yra potencialas, ką svarbu žinoti jaunam žmogui, kad jisai būtų sėkmingas. Ganėtinai įdomiai, sakyčiau, netikėtai. Tikrai nesitikėjau, kad čia bus toks seminaras apie kaip reikia gyventi savo gyvenimą. Kadangi visi mes esam totoriai, tai visi vienas kitą gerai suprantam. Ir kol kas labai maloniai, geras oras. Taip, mes dabar rašom pasaką apie karalių ir jo dukras.
Pasaka labai tokia jaudinanti, tada būt, ir su gera pabaiga. Mums sekasi dirbti labai linksmai, kuriam pasaką, kol kas, kiek stebėjau, tai apie linksmosius kažkokius grybukus. Ir šiaip laukiu vieno nario, kad pareis. Tai va, čia vyksta mūsų sąskaitis jaunimo. Tai va, jaunimas dabar rašo pasakas, kadangi toks yra vienas iš užduočių. Tai va, pažiūrėsim, kas iš to. Дорогие ребята, я уже вас так называю, ребята, я на самом деле очень-очень рада, что вы собрались вот именно таким активом. Это такая ценность, вы даже себе не можете представить, какой вот это исторический момент, что вы собрались со всей Литвы, и именно от вас, это даже большая ответственность, это ответственность на вас, именно от вас зависит то, что будет происходить в ближайшие годы. Direktorė kempingo slėnyje Vilma Biekšaitė. Taip, tai iš tikrųjų tai visus norėčiau dar sykį pasveikinti, nes esat atvykę ne bet kur. Atvykot į istorinį viduramžių miestą, nes Trakų miesto aukso amžius tai yra viduramžiai, kuomet Vytautas Didysis 14 amžiaus pabaigoje atveža čia į mažą miestelį karaimus ir totorius iš Krymo. Tai po sėkmingo žygio atsivežė savo talkininkus, kurie tapo jo pilies apsauga, o vėliau ir žygiavo su juo į Žalgirio mūšį. Čia jau liečia jūsų protėvius tiesiogiai. Tiesiog nuo tų laikų, jau daugiau nei 600 metų, apskritai pakeitė Trakų miesto likimą. Nes nežinia, kaip būtų buvę, jeigu toks mažas miestelis dabar neturėtų nei pilies, nei gražios istorijos apie savo kolegas, bendradarbius ir talkininkus visose kovose. O totoriai šiuo atveju galima būtų netgi sakyti, kad Trakuose tiesiog nepelnytai pamiršti. Dėl to, kad jau tuo metu jie puikiai talkininkavo visose žygiuose ir ypatingai kariniuose. Dėl to, kad totoriai tai buvo dalis Vytauto kariuomenės. Kaip jau minėjau, 1410 metais jie kartu su Vytautu iš čia, iš Trakų, pajudėjo į Žalgirio mūšį, kuris praktiškai po to daugeliui metų, 100 metų sustabdė kryžiuočių invaziją į mūsų kraštus. Taigi, bendrom pastangom su jūsų protėviais mūsų didysis kunigaikštis apgynė pačią Lietuvos istoriją ir Trakų istoriją, kuri iki šių dienų spindi auksu. Na, o buvę protėviai jūsų čia turėjo savo žemes. Tas žemes jiems už vykdytą prievolę ir paskirtą tarnybą Vytautas Didysis tiesiog davė kaip po atpildą už tai, kad jam sekasi ir tuo būdu žemė užgrobiama, kitaip sakant, pasisavinama vis daugiau ir daugiau. Tuo būdu, aišku, viskas vykdavo daug paprasčiau. Ir paprasta jėga nulemdavo politinę sėkmę. Na, apie totorius pasakoti Trakuose galima būtų labai ilgai, kadangi pats miesto planas viduramžiškas, linijinis, toks ir išlikęs, koks jis buvo anksčiau. Visi Trakai yra pusiasalis
Kaip žinote, jungiamas iš visų pusių apsuptas ežerais. Vienas iš tų ežerų būtent ir pavadintas Totoriškių ežeru. Ir pavadintas ne šiaip savo, o dėl to, kad prie to ežero gyvenę arba buvo apgyvendinti totoriai. Labą dieną. Šiandien mes pristatome mūsų lietuvių totorių jaunimo sąskrydžio rezultatus, kadangi šiom dviem dienom Liepos 14-15 dieną vyko Lietuvos totorių jaunimo sąskrydis. Jį organizavo totorių jaunimo bendruomenė Duslik. Mūsų pirmininkė Marija Maišutovič įdėjo didelį indėlį į tą dalyką. Mūsų bendruomenių pirmininkas Adas Jakubauskas taip pat, tai yra ne tai, kad jisai ir viską ir ta prasme padarė, kad visas šitas renginys įvyktų. Surasti jaunus žmonės iš visos Lietuvos, sukviesti juos visus į vieną vietą, kad mes galėtume susipažinti, kas dar ką nepažįsta, sužinoti apie tuos darbus, kuriuos daro tie žmonės. Ir norėjome sukviesti visus į vieną vietą, jaunimo bendruomenių atstovus, kad galėtume pasidalinti ir nusibrėžti ateities tikslus. Mano ir ne tik mano manymu, šis sąskrydis įvyko gerai. Iš savo pusės aš norėčiau pridurti, kad tiesą pasakius, mūsų pagrindinis tikslas buvo sukurti aktyvistų grupę. Ir aš manyčiau, kad mums tai pasisekė, nes mūsų dalyviai jau rezultate aptarime pasakė, kad iš tikrųjų nori kažką daryti ir tai yra džiugu iš tikrųjų. Ir aš manyčiau, kad tai yra ne paskutinis mūsų renginys tokio būdo. Ir manau, kad kitą metą mes čia irgi sutiksim. Taip pat šitam slėnyje, šitam kempinge mes galėjome pasinaudoti ir pasinaudojame pirtimi. Ir taip pat po jos susimaudėme ežere. Buvo vingiai padaryti ir mes pasimaudėme, maudydamėsi ežere. A galim pažiūrėti? Adas Jakubauskas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas. Iš tiesų labai malonu, kad Lietuvos totorių jaunimas pradėjo burtis. Ir tai iš tiesų jau trečias kartas, kada totorių jaunimas susirenka kartu. Pirmą kartą mes subūrėme jaunimą prie Riešės, taip pat ir antras sąskrydis buvo. Bet šitas sąskrydis Trakuose slėnio kempingai yra ypatingas tuo, kad suburtas buvo jaunimas, kuris gali būti potencialiais lyderiais. Ir todėl labai svarbu yra, kad įvyko mokymai, kad galų gale lyderystės mokymai, kad galų gale jaunimas susipažino tarpusavyje ir pradėjo bendrauti. Be jokios abejonės norėčiau padėkoti Marijai Maišutovič ir Eldarui Jakubovskiui už atliktą labai didelį darbą parengiamąjį jaunimo subūrimą. Ir labai viliuosi, kad tokie sąskrydžiai, tokie jaunimo sambūriai taps tradiciniais ir Trakų slėnio kempingo darbuotojai patikino, kad kasmet ko gero bus galima čia rengti mūsų jaunimo sąskrydžius. Be jokios abejonės dar svarbu tai, kad šita vieta yra simbolinė ir vieta šalia Užutrakio labai tampriai susijusi su totorių istorija. Čia buvo totorių dvarelis ir todėl labai svarbu, kad jaunimas sugrįžtų prie savo šaknų, nors simboliškai, nors kažkiek tai prisiliestų prie tų savo šaknų. Ir, kaip minėjau, šita vieta mums dėl to idealiai tinka.